spektaklį pavadinimu Boružių švarkeliai. O kodėl jie raudoni? Pamatę suprasite. Kodėl ne mėlyni, kodėl ne geltoni, kodėl ne violetiniai, o raudoni. Atidžiai žiūrėkite ir klausykite. Keliaukime visi drauge. O kaipgi mes galime būti nepasipuošę? Reikia paprašyti darbščiųjų skruzdėlyčių, kad pasiūtų mums naujus švarkelius.
pačios skruzdėlytės. Padėkokim joms. Ačiū, mielas skruzdėlytė. Štai kokius švarkus pasirodykim, apsisukim. Žiūrovai nori pamatyti, kokie švarkeliai gražūs. Bet kažkodėl jūs nepatenkinti. Mes nenorim būt vienodi, norim būt visi spalvoti. Noriu mėlyno švarkelio. Aš dėl tono kaip drugelio. Aš norėčiau švarko žino tokio kaip žiogelio. O visi kiti pasakė, mums Raudono švarkelio. Kaip Mamytės ir tėvelio. ką daryti? Skambina tėvelis. Alio. Alio. Žinot, turim tokią bėdą. Mums reikėtų audinių arba įvairių dažų. Kaip? Padėkime Bularaitę. Dainų mokyklą baigė. Rasis pas ją dažų. Dailės mokyklą baigus Vagaraitė pilna kraitį turi dažų. Keliaukim visi. Pasistatė daug dažų. Šiandien piešiu gražų namą, sodą, tvorą, daug gėlių. Tokį namą aš nupiešiu, kad gyventi bus smagu. Padainuokim apie šitą nuostabų piešinį.
žvakeliai mūsų spalvoti. Ir geltonas, ir mėlynas, ir žalias. Ačiū, ačiū, voverė. Po ilgos dienos pavargę, greitai akys užsimerkė. Ką sapnavo šie mažyliai? Gal tik mėnulis žino.
jie kažką sumanė. Visi valgė lygi soties, visi puolė pašėlioti. Kartą ėmė nuobodžiauti, visi puolė išdykauti, paganyti tų gandų pašėliauti.
dirbti? Piešim dažučius. Kai lietus nustojo kritęs, saulė greitai atsirito, išdžiovino takučius ir boružių švarkelius. Pažiūrėkim, koks gražus šis paveikslas su namu. Būtų tai labai gera jūsų sraigei dovana. Patinka su džiaugsmu. Dirbti ir nešti dovanų. Keliaukime